Kalimera. Geros dienos linkėjimai iš Salonikų, iš saulėtų Salonikų, iš Graikijos. Ir mes pagaliau pasiekėme Graikiją savo kelionėje tarp Kretos Lietuvos, tiksliau jau dabar atvirkščiai iš Vilniaus į Kretą. Ir šiuo metu esu Salonikose. Mes išėjom su Mimi pasivaikščioti po Salonikų centrą. Čia yra senasis Romos imperijos palikimas ir tai yra Senoji Agora. Apeisime aplink ją. Puikus oras Salonikose. Šiuo metu yra, aišku, ne +20 dar kol kas, bet žada, kad dienos metu temperatūra gali pakilti iki +16, +18, o gal net ir +20. Kretoje beje yra žadama, kad bus dar šilčiau, tai yra temperatūra pasieks ir 21 šį savaitgalį. Tokios yra prognozės ir tokie yra reikalai Graikijoje. Tikrai stulbinančiai pasikeitė oras palyginus su tuo, ką mes patyrėme Lietuvoje ir jau Čekijos pietuose norėjosi persirengti, persiauti ir tiesiog oras keitėsi stulbinančiai greitai. Ir čia jau saulė, labai daug saulės, kurios beje šiek tiek ir pasilgstam. Nors Lietuvoje buvo saulėtų dienų ir tikrai tas šaltukas buvo labai malonus ir gerai praleidome laiką. Mūsų kelionė tęsiasi, šiek tiek užtruksime čia Salonikose, bet aišku, čia grupėje kiekvieno penktadienio pranešimuose yra mano žinios iš Kretos ir apie Kretą. Kasgi atkeliauja, kokios žinios iš Kretos. Tai pagrindinis dalykas šiuo metu tai yra, aišku, besiruošimas atostogų sezonui, o daugiausiai besiruošinti, ką daro šiuo metu, važiuoja sniego pažiūrėti. Taip, Kretos kalnuose pilna sniego ir man bičiuliai siunčia nuotraukas su sniego gniūžtėmis, su sniego seniais, visą tai lipdoma Kretos kalnuose. Tai buvo pakankamai daug lietaus ir sniego kalnuose ir dėl to yra sniego, kuriuo gali pasidžiaugti patys kretiečiai. Štai taip. Net ir į Lietuvą nereikia važiuoti, Kretoje yra sniego. Čia Salonikose sniego nėra ir labai retai būna, tai kalnų arti nėra. Olimpo kalnas yra visiškai netoliese ir galima iki jo pavažiuoti. Bet tokių, kad visiškai išėjus iš miesto patektum į kalnus, to nėra čia Salonikose. Tai va, tai Kretos naujiena tokia, bet yra dar dvi labai svarbios naujienos liečiančios ir Kretą, apie kurias dabar papasakosiu, ir tomis naujienomis dalinasi mano jau minėtasis nekartą Lithuanian Business Desk in Greece, kurio naujienas rasite ir Facebook'e, kurio naujienas rasite ir LinkedIn kanale. Užeikite tenai. Taigi, kokios tos svarbios naujienos susijusios ir svarbios Kretai ir aišku jums, besiruošiantiems poilsiauti Kretoje. Taigi, pirmas dalykas, tai kad Graikijos vyriausybė ėmėsi paplūdimių reglamento. Tai yra labai aktualu poilsiaujantiems. Kas yra paplūdimių reglamentas? Kaip žinia, visi paplūdimiai Graikijai, absoliučiai visi, yra valstybiniai. Nėra jokių individualių paplūdimių. Jeigu kažkas sako, kad tai yra individualus paplūdimys, patikėkit, tai yra melas. Nei vieno paplūdimio nėra individualaus. Tiesiog savivaldybės nuomoja paplūdimius vasaros metu tam, kad juos prižiūrėtų individualūs verslai. Viskas formulė labai paprasta. Jūs galite ten statyti skėčius, jūs galite ten statyti gultus, jūs ten galite turėti savo kavinę, bet mainais už tai tvarkote paplūdimį. Tvarkote nuo šiukšlių, jis turi būti tvarkingas, prižiūrėtas. Aišku, jeigu dar gausite mėlyną vėliavą, tai iš vis bus labai labai gerai. Apie mėlynas vėliavas esu pasakojęs pernai, pasakosiu ir šiemet. Tai su ta nuoma būdavo visokiausių peripetijų. Tai yra, pavyzdžiui, užstatydavo visą paplūdimį gultais. Ir jeigu tu ateidavai ir nenorėdavai pirkti gulto, nes tai yra visiška laisvė, tu gali pasitiesti paplūdimyje savo rankšluostį ir ten gulėti. To negalėjai daryti, nes tiesiog nėra vietos, užstatyta viskas
gultais. Tai dabar siekiama, kad to nebūtų, siekiama, kad užpildymas paplūdimio teritorijos būtų nedaugiau kaip 50%, siekiama, kad gultai būtų bent jau 4 metrai nuo pakrantės linijos, nuo būtent jūros, ir kad atsirastų daugiau vietos tiems, kurie nenori mokėti tų pinigų. Bet aišku, gal nori naudotis kita infrastruktūra. Tai čia yra tokie niuansai ir aišku dar labiau griežtinamos sąlygos tiems paplūdimiams, kurie yra draustinių teritorijoje. Tai yra Natura 2000 teritorijoje ir tokie paplūdimiai, kaip žinia, Kretoje yra Balos lagūna, Lafonisi, Chryssi ir kiti paplūdimiai. Tai dabar daroma viską, kad tenai nebūtų jokių privatininkų, kad tenai būtų tik savivaldybės gultai, skėčiai ir savivaldybė būtų 100% atsakinga už tai, kas ten vyksta. Kad reikalauti jau atsakomybės iš pačios savivaldybės. Tai tokie pasikeitimai paplūdimiuose ir tikėkime, kad jie bus į gerą, beje, patikros paplūdimiuose vyksta. Ir puikiausiai atsimenu, kaip pernai buvo nubausti keli privatininkai, kurie nesilaikė paplūdimių taisyklių. Tai vėlgi, netgi savo poilsiautojams visada sakau, kurie atvyksta į Kretą, jeigu kažkas jums pasako, kad jūs negalite būti tame paplūdimyje, iš karto galite atsakyti, kad ne. Ir pats didžiausias baubas tokiu atveju tiems privatininkams yra turizmo policija. Tai 2 žodžiai turistic police gali išgelbėti visą situaciją. Tai tą turėkite omeny tie, kas ruošiasi poilsiauti. Tai vat, toks pasikeitimas dėl paplūdimių, viskas, sakau, ruošiamasi po truputį. Na ir antras pasikeitimas, kuris yra labai svarbus Kretai, tai aišku investicijos į Kretą ir apie tai vėlgi rašo The Lithuanian Business Desk in Greece. Kas yra? Šiaip į Kretą, į Kretos infrastruktūrą yra skiriama, infrastruktūros investicijos skiriama 3,5 milijardai iš Graikijos biudžeto. 3,5 milijardo eurų iš Graikijos biudžeto. Kas per infrastruktūriniai pasikeitimai? Tai yra labai didžiulis kompleksinis darbas, liečiantis tiek kelius, tiek naują oro uostą, tiek užtvankas, tiek netgi mokyklas. Tai yra tikrai didžiulis kompleksas. Beje, oro uosto darbai, bent jau apie tai, kaip skelbia Graikijos vyriausybė, puikiai vykdomi, netgi 30% viršyje visus planus, laiko planus, tai gali būti, kad naujas Herakliono oro uostas, arba kitaip mes vadinami Kastelį oro uostu, nes jis statomas Kastelį vietovėje, pajudės ir atsidarys galbūt greičiau, bet planuojama, kad tas oro uostas pradės veikti nuo 2028 metų Kretoje. Kol kas teks tenkintis senuoju Herakliono oro uostu, kuriam beje skiriamos šiokios tokios investicijos tam, kad jis bent jau kažkiek tai taptų panašesnis į oro uostą, nes jau kaip bebūtų gaila, turbūt tie, kas buvote Kretoje, atsimenat, koks yra Herakliono oro uostas, nes didžioji dalis skrydžių iš Lietuvos į Kretą vyksta per Herakliono oro uostą ir tenai galima pamatyti ne pačių maloniausių dalykų. Pastaruoju metu buvo, tai viskas keičiasi. Chanios oro uostas visiškai atnaujintas, juolab, kad jis yra privačių investuotojų rankose, jis priklauso Fraportui. Tai čia jau yra kita kalba. Tai Kretoje lankėsi ekonomikos ir finansų ministras pačios Graikijos ir žiūrėjo, kaip vykdomi tie projektai ir be abejo su savivaldybėmis tarėsi, ką reikia daryti toliau. Tai kad vėlgi Kretoje yra judesys, ekonominis judesys ir tas irgi yra gerai. Tai yra pagrindinės naujienos iš Kretos. Galbūt kažkas pagalvos, kad aš dabar žiūriu į save ekrane ir galvoju, kad, atrodau šiek tiek pavargęs. Taip, esu pavargęs, patikėkite, vakar vairavau apie 10 valandų. Vakar buvo kelionė iš Šegedo, Vengrijos iki Salonikų čia Graikijai ir kelionė buvo ilga. Mes su Jurgita ir su Mimi, kuri štai sau guli saulutėje ir grožisi karts nuo karto senosios Agoros, romėniškosios Agoros vaizdais, mes keliavome
3 dienas. Tai kad ta kelionė mūsų baigėsi ir štai truputėlį pasivaikščiosim, pasižiūrėdami, kaip atrodo senoji Agora Salonikose, kurią tikrai rekomenduoju aplankyti ir apskritai rekomenduoju aplankyti istorinės Graikijos vietas, kurios yra įdomios ir kartais žmonės sako, na, man neįdomu istorija, bet patikėkite, atsidurti vietoje, kuri turi savo tokį istorinį krūvį, visada įdomu. Juolab, kad, pavyzdžiui, šita vieta galbūt ir būtų neatrasta ir neatnaujinta ir neatidaryta lankytojams, jeigu ne miesto atnaujinimas. Salonikai augdami ir statydami šituos daugiabučius ir kitus pastatus buvo numatę Salonikų savivaldybė, kad šiandien bus teismo pastatas, didysis teismo pastatas. Ir kai buvo 1960 metais pradėtas atnaujinimas, šitos miesto dalies buvo rasti griuvėsiai ir pasirodo, čia buvo senasis romėniškasis forumas, statytas 2 amžiui, mūsų eros amžiui, 2 amžiuje ir atkastas toks, koks jis yra. Ok, tiek naujienų, šiek tiek Salonikų. Gal tų Salonikų bus daugiau mano asmeniniam puslapyje, užsukite į jį, tenai yra pasakojimai tiek iš Varšuvos, tiek iš Čekijos, tiek iš Vengrijos Šekedo. Įdėsiu ir kažką ir iš Salonikų, nes Salonikai vienas iš tų miestų, kuris man labai patinka Graikijoje. Tai kad gražaus penktadienio, gero savaitgalio ir pasimatysime kitose transliacijose. Sėkmės, iki!